pirmąją tinklalaidę noriu pakviesti žmogų, kuris vienintelis Lietuvoje per jos istoriją yra padaręs paslėptą reklamą Lietuvos prezidentui. Paskutiniu metu yra aplankęs labai įdomių kelionių ir padaręs labai gero turinio. Paulius Vaitiekūnas. Aplodismentai jam ir mes su Paulium šiek tiek pasikalbėsim šiandien apie jo keliones. Tai Pauliau, prisėsk. Va taip va, mes išmaniai. Labas visiems. Nebuvo kaip gražiau pristatyti manęs, bet kažkaip reklamą. Ai, kažkaip galvojau, kad toks kontekstas, žinai, geras. Pauliau, ačiū pirmiausia, kad šiandien čia esi su mum. Kas negalėjo, iškart klausiu. Ką? Samoška negalėjo. Negalėjo. Gerai. Nes mamai vakar buvo. Aš visur, kur einu, kažkas negalėjo ateiti. Gerai. Ne, bet... koks klausimas? Tai labas pirmiausia. Labas. Labai smagu, kad tu čia esi. Šiandien, aš taip pasakysiu, esi man pirmas. Žinai, šiandien turim pirmą sezoną, pirmą epizodą. O, gerai, būsiu pirmas. Buvai su Benu Japonijoje ir darė tokį įdomaus turinio. Kažkaip neįprastai, aš šiaip nelabai daug keliaujantis žmogus, bet va šitas ruduo buvo toks išskirtinis ir utopiškai išskirtinis, nes iš tikrųjų Japoniją aplankyti, nu toks mirsiu, neužmiršiu, kaip sakoma. Gerai, aš paklausiu tavęs per kitą klausimo pusę. Mes čia užsirašėm last call. Ne, paskutinis kvietimas į lėktuvą. Esi kada nors praleidęs lėktuvą arba vos spėjęs? Aš labai panašiai papasakosiu, mes skridom į Italiją žiūrėti Žalgirio rungtynių, kai žaidė su Milanu, tų legendinių. Tai. Ir skridom 5 ir aš vienintelis kažkaip atsikėlęs skrydžio dieną, ryte pasidariau check-iną pats. Ir pasirodo, kad overbooked buvo lėktuvas ir jų nebeįleido tiesiog. Tai aš vienas iš 5 grįžau į Lietuvą. Tai žodžiu spėjai, bet pareigingas esi. Aš pareigingas, jo, aš galvoju, kad visi sąmoningai tą padaro ir visi draugiškai skrisim namo. Ok, antras mano klausimas, ar tu turi kokiu nors ritualų prieš skrydį? Oro uoste, pavyzdžiui, namuose, prasičekini sąrašą kokį nors, pavyzdžiui. Mačiau, kad tavo sūnus sėdi, tai negaliu sakyti, kad... Jis dar nesupranta dalykų. Alų geriam tada. Jo, vat aš taip ir įtariu. Nu kažkoks, nežinau, atvaryti oro uostą, tradiciškai gal nusimt kažkokią įtampą, kas bijo skrist. Aš skrist nebijau, tai man čia toks ritualas, kad jau tikrai atostogos. Gerai, aš tada paklausiu ir šito klausiu, manau, kad visų pašnekovų. Kiek alaus yra norma prieš lėktuvą? Nu, kad įleistų, kad vizualiai atrodytum padoriai. Nu, tai 2. Gerai, aš įsivaizduoju. 2, visada būna 2 šiaip jo. Tvarkoj. Gerai, grįžtam prie Japonijos. Ne? Įdomi kelionė su Benu. Viskas gerai, geriau nei maniau buvo. Man jūs esate turbūt žmonės, kuriuos aš įsivaizduočiau, kad esate paskutiniai, kurie būtų sužavėti Japoniją tokia kultūriškai, žinai. Sakau, viskuo įspūdinga kelionė, nes aš buvau kultūriškai, labiausiai kultūriškai buvau sužavėtas, ne tiek kiek technologiškai, nes viskas visur gan panašu, ten neskraido drakonai, žinai, ir panašiai. Viskas kultūriškai keliais žingsniais priekyje. Tai jūs darėte tam tikrą turinį, ne? Tai nebuvo turistinė kelionė ten ir pamatyti, bet jūs daug aspektų pamatėte. Tai top 3 tu papasakok gal žmonėm, kurie nebuvę Japonijoje, kas tokiam jaunuoliui perspektyviam kaip tau buvo įsimintiniausi dalykai. Gerai, gal tas toks visiems savaime suprantamų taisyklių laikymasis. Jeigu vieni eina tą pusę, tai tik tą pusę ir eina. Niekas neina per vidurį arba niekas neina kitą pusę. Kiti eina atgal, eina savo pusę. Jeigu tu eini kažkur per vidurį, visi į tave žiūri ir klausia, ką tu darai. Kitas dalykas turbūt maistas. Labai daug žmonių rašo, oi, čia sudaryk sąrašą, kur nueit pavalgyti. Ir tu tiesiog sakai, bet kur. Viskas, kur valgiam per 11 dienų, bet kurio paros metu buvo labai skanu. Neturi prie ko prikėpti. Ir dar vienas dalykas, pavyzdžiui, jeigu tu Lietuvoje kažkur nueitum pavalgyti ir užsisakytum daug patiekalų, nesvarbu ar suvalgysi ar ne, tai tau jos ir neštų. O ten mes užsisakėm rameną, mes užsisakėm vištienos ir aš dar norėjau paragauti kažkokią spurgą, bet mane sako, tu jau daug valgiai, ar tikrai suvalgysi? Ta prasme nėra, kad tau neša bet kiek ir belenką, tai čia tas labai įspūdinga yra. Ok, o trečias iš vietų, kurias pamatėt gal, ne? Vat, įspūdingiausi. Nes skirtingai žavi dalykai, ne, žmonės. Yra ką žavi kalnai, yra ką žavi greiti traukiniai Japonijoje, yra ką žavi miestuose švara, nežinau. Gal aš pasirinkčiau švarą vis dėlto, nes Vilniuje, Lietuvoje visur irgi yra ganėtinai švaru, bet ten Tokijas yra multimilijoninis miestas, kur Google'as nežino, kiek ten žmonių gyvena, rašo nuo 17 iki 32 milijonų.
Nei vienos nuorūkos, nei vienos šiukšlelės, nieko visiškai ir plus gatvėse niekur nėra šiukšliadėžių, tai čia tas didžiausias įspūdis. Jeigu pasiimčiau šitą vandens buteliuką išėjęs iš namų, tai jį ir parsineščiau, nes nėra kur išmesti. O šiukšliadėžių nėra kodėl? Dėl terorizmo rizikos? Jo, kažkas yra buvę lyg ir per terorizmo išpolį ir būtent buvo šiukšliadėžiai sprogmuo, tai ten niekur dabar nerasi viešai šiukšlių dėžių. Bet švaru. Švaru, visiškai. Vienas iš aspektų, skrendant į Aziją, dažniausiai žmonėms būna saugumas. Ja, pripažinkim, ten Balis naktį, Tailandas naktį, Kambodža naktį yra tokie dalykai, kur reikia prisibijoti tam tikrų galbūt vietų, kaip Japonija. Nieko visiškai, visi neįtikėtinai tau malonūs, paslaugus. Vienintelis dalykas, ką reikėtų žinoti, skrendant į Japoniją, kad jie labai sunkiai kalba ir supranta angliškai, tai jie tiesiog yra per daug kuklus tau pasakyti, kad jie nežino, kur tau reikia eiti. Pavyzdžiui, kalbant apie metro, mes klausim, kur mums įlipti. Tai jie parodo, kad ten nusilenkia tau, bet tu važiuoji pusę valandos ne į tą pusę ir po to grįžti su taksi už 200 eurų. Jie tokie, tiesiog pasakykit, nežinau, mes kažkur rasim vis tiek, bet jie negali pasakyti. Tai kad žiūrovam šiek tiek pareklamuoti, jūs per GO3, ar ne? Paleidot šitą seriją apie savo kelionę į Japoniją, tai gali tikrai visi pasižiūrėti ir įsijungti. Mes anonse pasakėm, kad jeigu norit nieko apie šalį nesužinoti, galit pasižiūrėti. Kas dar labiau intriguoja. Tiesiog gražių vaizdų galim parodyti. Pauliau, kitas klausimas iš tavo kelionių patirčių ir šitą manau, kad aš irgi turėsiu vieną iš tokių tipinių firminių savo klausimų. Kada esi ir kokioj kelioniai, nes pas visus, manau, tokių buvę atvejų, galvojęs, kad jau viskas, nebegrįšiu, mamai viso gero parašyti ir jau arčiausiai mirties, kada esi buvęs? Aš nesu tas ekstremalus keliautojas, bet yra vienas dalykas buvęs, čia yra buvę gal prieš 2 metus, važiavau į Kretą, variau vienas, bet variau į tokias atostogas viskas įskaičiuota, tik tiek, kad atsibodo truputį gulėti viešbutį ir išvariau į akvariumą tokį. O aš... Viskas, kas yra ropliai, man yra mirtis vietoj, net nepalietus ir jis manęs gali nepaliesti, aš pamatau, krentu. Ir aš kažkaip įeinu į tą akvariumą ir toks kampu pasisukimas, aš pasisuku kampu ir vaikas atsineša pitoną kokį, nežinau, 3 metrų. Wanna hold it? Viskas ir jis mane taip atsisuko ir pagalvojau, kad užsibaigsiu Graikijoje, bet saugiai grįžau. Šiaip aš niekada nevarau ten, kur į tarpeklius visokius krioklius ir panašiai. Nebent galiu mirtinai užsivalgyti kažkur. Dar, kai variau pasivaikščiot Kretoj, ėjau pro kažkokią apleistą sodybą ir išlindo 2 tokie maždaug tavo ūgio šunis. O aš pešiom einu, nėra kur pabėgti niekur daugiau. Arba plaukt kažkur, arba bėgti mišką. Tai čia turbūt tokie 2. Nes visiems atrodo, kad turbūt arčiausiai mirties gali būti, kai, žinai, šoki su parašiutu, pavyzdžiui, ten su Dubaju ar ne dar kažkur. Ne, man arčiausiai, žinai, kokia mirties patirtis yra buvę Milane, mane apvogė, bet gatvėj konkrečiai. Tai aš paskui grįžau prie draugų, tai aišku, buvo po klubo. Taip. Grįžau atgal į klubą, nes telefonas kaip ir dingo, nebuvo kaip grįžti. Ir italai draugai sako, tau labai pasisekė ten pagal visą siužetą, kad tiesiog negavai peilio tarp šonkaulių. Eik tu savo. Jo, tai... Aš, pavyzdžiui, šiaip labai pavydžiu žmonėms, kurie mėgsta ekstremalius dalykus, ten šuoliai su gumom, šuoliai su parašiutu. Niekada gyvenime šito nedarysiu, esu gavęs per gimtadienį 2 kartus šuolį su parašiutu, niekada nepanaudojau. Perdovanai? Ne, niekam, tiesiog aš nelikiu. Šuolį su guma aš bijau, nes aš bijau, kad man prastai atmatuos gumą ir aš tėkščias į žemę. Klausyk, kitas klausimas. Mes iš tikrųjų ir agentūrai matėm, kad labai populiarėja šiaip tokios patyriminės ir teminės kelionės. Tu susise Londone buvai Hario Poterio šitą kelionį. Čia... Atverk mums šitą Pandoros skrynę ir šitą patirtį, nes aš asmeniškai turiu pasakyti, kad aš dirbau Britų struktūrose, ten, žinai, Londone tikrai esu buvęs, bet va šitos patirties niekad neturėjau. Kaip? Visas Londonas, apie nieką. Murzina, belenkiek žmonių, visi nemalonus, visi paviršiai limpa, kur nueisi pavalgyti, žinai. Toks, neturi jie kažkokio išskirtinio savo maisto. Aš nebejoju, kad su taim daug kas nesutiktų, bet... Ne, tiesiog ne. Bet šitas Hario Poterio muziejus, tai yra Warner Bros. Studios. Taip. Man 29 būnant ten buvo kažkas nesuvokiamo, tai jeigu aš būčiau buvęs kokių 12 metų ten, tai aš turbūt, nežinau, būčiau gal ir nebegrįžęs, būčiau likęs burtų pasaulį.
Viskas labai smulkmeniška, viskas neįtikėtinai organizuota. Mes labai net neskubant viską apėjom per 5 valandas. Labai neskubam. Jeigu būtumėm skubėję, būtumėm per 3 gal atvarę. Jeigu iš vis būtumėm neskubėję, kokios 7 turbūt. Gali paskraidyti šluotom, gali Hario lovai pagulėti, gali visokių skonių saldainių suvalgyti, burtų lasdelę gali savo nuvaryti, nusipirkti Olivanderio parduotuvę. Nežinau, ką pasakyti, gali nuvaryti, išgerti moliūgų sulčių, viskas yra iki detalių apgalvota ir tau kaip lankytojui, einant per ekspoziciją, tau dar ir nemažai staigmenų yra priruošta, kas iš tikrųjų tave labai nustebina. Tai 65 eurai galbūt bilietas yra, bet kiekvieno cento vertas. O jeigu vertinant, žinai, va tu kaip saugęs papasakai ir sakai, va vaikų, tai va kaip tu manai, vaikai ten daugiau turi entertainmento ir pramogų, ar ir saugusiem ten yra daugiau ką? Čia pagrindinis dalykas, ką tu gali pamatyti, tai vaikus va tokius. Wow, visi, ir eini ir girdi už nugaras visų, wow, look at this, look at that, wow, can I do this? Gavo ant šluotų paskaidyti, kažkoks vaikas verkt pradėjo balsu. Nu, ta prasme, tai yra kažkas nesuvokiama man, bet aš girdėjau, kad yra šitas Londone ir yra Orlande, Amerikoje dar kažkoks nevakrutesnis, tai dabar tikslas yra ten nuvažiuoti. Tai vienas iš bucket listo kelionių dabar yra ten. O jeigu be Hario Poterio, kur dar yra tokia šalis, kur jeigu neribotų tavęs biudžetas, kur vyktum? Kadangi mane riboja biudžetas, tai visos kelionės į Latviją. Jo, į Latviją, į Bauskę. Į Jelgavą. Bauskę ir į Suvalkus. New Yorkas visiškai. Čia mano artimiausias tikslas, bet tik New Yorkas. Aš labai nepalaikau kelionės į Ameriką, kur tu 2 savaitėm atvažiuoji ir visur leki. Aš noriu full experience New Yorko padaryti. Bruklinas, New Jerseys, viską noriu patirti. Visus dangoraižius išmaišyti, NBA rungtynės nueiti, suvalgyti dešrainį, naktį praleisti viešbutyje iš vienas namuose, Plazos viešbutyje. Viską noriu padaryti New York'e, ką galima padaryti. Beje, aš buvau gavęs klausimą, sako, ar galėtumėt man suorganizuoti naktį Plazoj su Lincolno limuzinu ir su ta pica. Žinai, tą sceną atsimeni. Kokia kaina? Nežinau, tai mes dar nesidomėjom šitą reikalą. Sakau, galėtume, tai taip, žinai, kol kas matyti žmogus svarsto, bet New Yorkas šiaip aš tai tokių kontroversiškų esu nuomonių girdėjęs. Ne? Vieniems patinka, kitiems nepatinka. Tu nesi buvęs. Aš niekada neklausau ir niekada nepasakoju savo patirčių, jeigu manęs klausia, ar rekomenduotum, nuvažiuokit ir pažiūrėsit, nežinau. Manęs niekaip net kalbės žmogus, kuris pasakys, oi, buvau New York'e neskanus dešrainiai. Tai aš pats, kai nuvažiuosiu, kai pats neskaniai pavalgysiu, tada aš sakysiu, gerai, nesąmonė. Gerai, New Yorkas yra mainstreamas, čia visiškai. Visi labai nori. O jeigu tokia, kur ne mainstreaminė kelionė, turi kokią mintį? Reikėtų kada nors išbandyti savo ribas gyvenime, pavydžiu visiems keliautojams, kur varo per visokius lušnynus Afriko, žinai. Nori savo truputį iššūkį duoti, kada su atostogom, bet aš labai sunkiai tam pasiryšiu, jeigu man nėra kur pasikrauti telefoną ir kur nusipraust, aš negaliu tiesiog. Tai kinkadrebys biškės. Biškės esu, kinkadrebys. Aš esu iš kaimo, aš jau noriu truputį geriau, žinai. Aš jau lušnynų atsižiūrėjęs esu. Ar su tėvais esat vaikystėje kažkur keliavę, taip sakyti? Nėra, ne? Ką, Latvija, Ventspilis. Ventspilis, ne? Latvijoje mes daug laiko praleidę, nes pigesnis alkoholis truputį. Tai dažnai atvažiuodavom, tai tėvų norų. Jo. Bet šiaip ne, mes galėjom jau savo leisti pavieniui, kai jau atvažiavom su sesė į Vilnių, tai kas kur keliauja. Tai pernai kelionių metai buvo iš tikrųjų užderėję neblogai. Tai kas buvo? Haris Poteris, Japonija, kas dar? Buvom Prancūzijoje, buvau Belgijoje, Italijoje, Vokietijoje, buvau... Europa. Ja, ir Japonija, kas čia iš vis buvo kosmosas. Gerai, o Europoje šalis, kuri tau didžiausią įspūdį paliko? Aš buvau visiškas, tiesiog nekentėjęs Paryžiaus, man atrodė... Mes čia šėrinam šitą... Didžiausia nesąmonė atrodė man gyvenime, kol nenuvažiavau. Jo. Fantastika, tiesiog, nežinau. Žiūrint, ką veiki, žinai, nes jeigu tu visur matai tik tai pardavėjus, tu, žinai, metalinių... Tai jų visur yra, žinai, Romoje visur jų yra, bet pats grožis miesto, ne taip kaip, žinai, mūsų pastatai, 2 blokeliai, stogas ir čia namas yra. Detalės visos, didybė pastatų. Kur buvot? Apžiūrėjom tą katedrą,
Dar ją baiginėjo tik tai. Ir šiaip manau, kad mes labai pataikėm, nes viską ruošė olimpiniam. Tai viskas buvo tikrai... Benamių už miestą buvo išvežti. Jo, benamių labai mažai buvo. Buvo ganėtinai šilta, nors mes buvom sausio gale, tai visos lauko kavinėlės veikia labai gražiai, Moulin Rouge'as visoks. Ne viską aplankėm, tikrai ne viską aplankėm. Labai norėjau Mona Lisą pamatyti, nors žinau, kad daug kas sako neverta, bet manau, kad reikia pamatyti. Nu ir smigo man į širdelę Eifelio bokštą, žinok. Diena kaip diena, bet naktį tai kojytės linksta vis tiek. Aš beje, kur esu buvęs ir turbūt žiūrovam galiu parekomenduoti, jeigu kada vyksit į Paryžių ir ne jau būsit matę Eifelį, būsit matę Louvrą, būsit matę Montmartrą su visais Moulin Rouge'ais. Šiaip yra labai labai faina ekskursijų programa Paris by Mouth, tai yra per maistą. Mes turėjom Saint-Germaino, būtent tą mikrorajoną, sakykim taip, ir vaikščiam per visas mažas parduotuvėlės, domėjomės istoriją, tiek maisto, tiek gėrimų. Buvom seniausiai Paryžiaus kaviniai, kur šitą prancūzų revoliucijas buvo suorganizuota ir planuojama. Tai iš tikrųjų, ką tu ir pasakai, žinai, tie monumentai yra faina, bet paskui, kada tu įlendi turbūt į tą Paryžiaus istoriją ir kultūrą, kaip ten gyvena prancūzai, o ne taip, kaip turistai gyvena atvažiavę, tai tikrai labai yra faina. Tai kada jeigu ką, brūkštelkit per social media, ten per socialinius tinklus, aš parašysiu tikrai, kur susirast. Nekainuoja daug, žmogui ten keliasdešimt eurų, bet su gidu tu pasivaikštai, žodžiu, po tas visas parduotuvėlės, susipirki mėsytės, sūrius, duoną, vyną ir paskui eini piknikauti į kokį nors parką ir dar gauni tokį apie istoriją, žinai, ir apie gastronomiją. Labai fainų dalykų. Mes, žinai, su tėvais važiavom ir į Paryžių ir esam buvę Romoje visi kartu. Tai mes kažkaip įsivedėm praktiką, kad reikia gido, nes, gali pasigūglinti, gali sužinoti, bet su gidu daug fainiau. Tai Romoje dar pasivaikščiom, o, žinai, Paryžiui tėvų kojos nebėra jaunų vaikų. Tai mes pasiėmėm gidę, kuri turėjo savo vairuotoją, tokį mikriuką, mus atveža prie kažkokio objekto, išlipam, pavedžioja, papasakoja, pasifotkinkit, važiuojam toliau. Grįžęs, dėl ko labai gerai, nes grįžęs namo dar nori kažkur išeiti ir dar turi jėgų. Taip. Tai labai faina dėl šito. Jo, nes atstumai tikrai dideli Paryžiui yra. Tai aišku, faina pasivaikščiot, nuotraukų pasidaryti, bet atstumai yra dideli. Gerai, klausyk kitas klausimas ir sakau, paprovokuosiu tave, kadangi tu, kiek žinom, čia mes visi iš spaudos dar vis esi vienišas jaunuolis perspektyvus. O tai irgi dar kaip yra? Jo, irgi. Jo, super gerai. Jo, nes čia visi laukia tose laidose, kad aš jau pasakysiu, kada jau nebežinai. Tu man pasakyk, aš norėsiu pirmas nutekinti. Gerai, padarysim. Tu esi turėjęs atostogų romanų, kokių kelioninių? Ne, aš neįdomus žmogus esu, bet... Jo, toks sunkiai prieinamas. Bet, kai buvau pernai Graikijoje, aš atvariau vienas, nes man patinka vienam atvažiuoti. Prieš vasaros renginių sezoną man pats tas yra ir vakare vis ateini į viešbučio barą, žinai. Ir prie manęs vieną vakarą buvo labai pristojusios dvi girtos vokietės. Jos yra truputį vyresnės nei mano mama, tai sakykime apie 60. Ir mes ten žaidėm domino, gėrėm kokteilius, jos visada rūkė, visada degė cigaretę ir viena iš jų taip nukrito ir užmigo ant kelių man. Ir ta kita jos draugė sako, aš tai eisiu ir aš sėdžiu su kokteiliu, čia miega ta vokietė, aš taip pakėliau galvą, padėjau ant stalo. Ir išėjau, va taip baigęs mano romanas. Tai čia tavo įsimintiniausias atostogų romanas, ne? Nu, na, fainai. Ir dar yra buvę, kad tam pačiam viešbutį viena iš nakčių. Nakčių kaimynai labai jautringai leido vakarą, nu taip su riksmais jau žinai, bet supratau, ką veikia. Ir aš jau 3 ryto nebeiškenčiu, nueinu pabeldžiu į duris, sakau, nu blemba, kažkaip, sakau, nu jau 3 valandas čia. Ir jie sako, sorry. Tada aš grįžau į kambarį, atsiguliau jau kaip ir vėl bėgas ima ir beldžia duris kažkas. Atidarau duris ir tas vyras sako, mes pasvarstėm su žmona, gal tu nori prisijungti? Va. Jo, ir aš sakau, ką jūs sau leidžiat, tai jo, pas juos atsikėliau. Jo, tai aš nebėjau. Tai va čia romanas turbūt geresnis negu tavo, tai geriau. Galėjau įspūdingai baigtis tikrai. Ir jie irgi kokių 5. Bet nepasiryžai? Ne, nu kur ten. Aš mačiau, kad, aš, žinai, ne linksmybių gadintojas, aš mačiau, kad jiems gan linksma yra dviems, nu ką aš ten.
Gerai, šitą detalį įdomi, iš tikrųjų, nes man atrodo daug kam atsitinka, ypatingai per solo kelionės, žinai, vat... Nu, matai, man negali nutikti ten kažkokių linksmų nuotykių, nes tau gali, tu, pavyzdžiui, pinigų daug turi. Aš neturiu. Nusprendai. Nu, aš žinau, kad turiu. Turtingi žmonės taip ir sėdi būtent, va tai va. Ja. Va, mes bomžiukai va taip. Irgi daug pinigų. Čia dėl kostiumo jaučiu. Laikrodis nuo kokių 5000. Gerai, Pauliu, ačiū. Gerai išlukštenau tave. Gerai čia pavarėjai. Ne, va, tai žinok, man atrodo kaip tik, kad aš galvoju irgi norėčiau išvaryti į tokią kelionę, kurį sėdėčiau tik tai marškinėlius ir šortus ir kėdus. Čia mano lagamino dėjimas yra. Jeigu su sesė varom, tai jos lagaminas registruotas ir tada dar mano 18 iš 20 kg dar irgi jai priklauso. Tas... Fiskultūros maišelis, ne, iš mokyklos. Bet aš į tokią norėčiau išvaryti, kur, žinai, ten jokio statuso nėra, iš principo ten. Tai va, kaip į Japoniją varėm Benas maždaug su maike ir šortais. Ir aš su lagaminu registruotai, žinai, visko prisidėjau. Tai gražiai norėjai atrodyti. Bet jis kalbėsi pilnai, ten viskas gerai buvo, žinau, jo. O ką šiaip dėdėsi tokio, ko nieks kitas nesideda į lagaminą? Yra kokių nors dalykų, pavyzdžiui? Nežinau, apie vaistus nekalbam, čia, žinai, kiti dalykai, bet... Galvoju. Gerai pasakysiu nesąmonę, bet visada deduos. Nagų žirklės. Jo. Man reikia gražiai atrodyti. Aš nebūsiu su tokiais nagais. Nagų žirklės. Visada yra 2 knygos. Niekada neatsiverčiu. Taip. Niekada. Bet atsinešu visada prie baseino kiekvieną dieną. Nes labai yra patogus poksot per ją. Kur tu... Toks aš... Ir tokio intelektualo kaip ir įvaizdį sudarai, jeigu norėtų kokį prieiti vokietį. Jeigu dar taip išmokčiau sėdėti, žinai. Gerai, baig. Tai, žodžiu, knygos, bet knygas daug kas dedas, ne? Nu, reikėtų paskaityti kartais, žinai. Pažiūriu kartais tavo Instagramą, ten, kad knygas skaitai, tai net pavydu. Jo, nu tai va, gerai, kad gali iš ko pavyzdį paimti. Nagų žirklės. Ne, žinok, aš minimaliai daiktų įsidedu visada. Tapkės, pats svarbiausias dalykas. Tapkės, nagų žirklės ir pakrovėjas. Jeigu išsikraus telefonas, aš mirisiu tiesiog. Aš nebeturėsiu, aš nežinosiu, ką daryti. Čia taip jaučiasi tu. Tai tu toks intravertas daugiau, ne? Jo, aš visiškai intravertas. Bet tokie mes ir sukūrėm šitą aplikaciją, žinai, kad nereiktų skambinti dėl kelionės. Labai gerai. Susivedėjai ir... Kaip smagu bus už šitą pokalbį nemokamą kelionę gauti. Nu, kur nors į šitą Ventspilį. Jo. Manau, kad tikrai netoliau nei Kaunas bus. Mes galim pasakyti, žiūrovą, mes iš tikrųjų jau buvom svarstę apie vieną išvyką po tavo ir Beno kelionės apie kruizą, pameni, turėjom. Tai va, nes iš tikrųjų šiaip yra labai keistas suvokimas visų, kad kruizai yra pensininkų kelionės. Nu, aš irgi tą turiu, bet ir nepaminėjau. Iš tikrųjų, būtų didelis noras nuvaryti kruizą. Įdomu, kaip ten yra, žinai. Tai vat tie, kas yra buvę ir man pasaka, sakė nieko gyvų, nes sako, žmonės mes jau kaip irgi, ne 20-mečiai, bet sako, už mus vyresni, tai mums dar, sako, reikėdavo stengtis, žinai, ypatingai, nes vakarų, ypatingai Europoje ir visur kitur, žinai, yra labai populiaru šitos kelionės. Kaip ir tu sakai, vat kaip Paryžiai su gidu, įlipai į laivą, aplankiai keletą šalių, kol plaukiai linksminės, išlipai ten paturistavai šiek tiek. Šiaip žiauriai gerai. Jo, manau, kad va šitą mes galėtume, žinok, tikrai pagalvoti. Apie gidą pasakojant turiu labai gerą istoriją, kai buvom Romoje. Čia buvo dar prieš COVID-ą ir mes turėjom tokią gidę lietuvę. Ji yra meilės imigrantė, susitokė su italu, 20 metų gyvena Romoje, veda lietuviams ekskursijas. Ir mes jau baigėm savo ekskursiją su ją, sako, mes labai norėtumėm pavalgyti. Mes buvom kažkur netoli Koliziejaus. Ir jis sako, žiūrėkit, parodysiu, kur nueit ir pasakykit atėję į kavinę kodinį žodį Sabonis. Mes ateinam į tą kavinę žmonių belenkiek, nu ta prasme, aplinkui niekur nėra, o ten nėra niekur net kur atsistot, atrodo. Ir sako, no free tables. Ir aš sakau, Sabonis. Atsisuko padavėjas į virtuvę ir viso gerklė, Sabonis! Išbėgo italiukai į lauką, padeda stalą. How many people? Sakom, 6 kėdės atsiranda staltėse, gėrimai. Tai sakau, o kas yra su to Saboniu? Sako, ateik į vidų. Ateinu į vidų ir yra nuotrauka Arvydo Sabonio su tuo restorano savininku. Sabas dovanoja jam Lietuvos maikę su parašu. Tai nuo tada Sabonis ten yra šventa asmenybė ir visiems lietuviams yra privaloma ateiti. Tai žodžiu, kas žiūrėsit ir norėsit Romoje aplankyti tą kavinę, kur gausit tokį servisą, tai gal tu pasidalinsi net pavadinimą, jeigu atsimeni. Jo.
Parašykit. Kur yra keiščiausiai sureagavę, kai pasakai, kad iš Lietuvos? Yra buvę tokių vietų arba momentų? Nu tai japonai absoliučiai nesiorientuoja, kur mes esam. Where are you from? Lithuania. Sako, Amerika. Yes. Aš papasakosiu šiek tiek gal tokį irgi įdomų atvejį. Man buvo Meksikoje, atsisėdami į taksi, važiuojam į restoraną. Where are you from, my friend? Žinai? Sakau, Lithuania. Slovenija, sako. Ne, sakau, Lithuania. Tai pagalvoju, what? Lithuania. Lesbiania, very nice. Į čia buvo toj pačioj Graikijai, kiekvieną vakarą buvau suradęs tokį fainą barą, kur man patikdavo ir kiekvieną vakarą varydavau ten. Ir kažkaip susibendravom su tokiu padavėju ir jis įjungė krepšinį bare ir ten dar Eurolygoje, man atrodo, sako, you like basketball? Sakau, yes, very much. Ir jis sako, I also like basketball. I like Panathinaikos. Sakau, good team. But I hate Žalgiris, stupid team. Ir aš toks, yes, very bad team. I hate them. Where are you from? Sakau, Ryga. Ir jis sako, nice country. Jo. Aš šiaip jeigu bendrai, tai visiems sakau, kad žinios apie tai, kur yra Lietuva ir kad mes jau nesam Sovietų sąjungoje, baigėsi kažkur ties Štutgartu. Ja. Nes jau Šveicarijoje sudirbęs ir jau jiem ten mes esam dar vis Sovietų. Nu mes Baltijos šalis visiems paplūdimys esam, ten net nėra atskira valstybė, mes pležos, vienas didelis. Jo, panašiai. Nu, fainai. Tai ką, klausyk, Pauliau, mes man atrodo, kad pusvalandį gerą praleidom. Jau? Jau. Gerai. Dar neik niekur. Aš, kur mūsų kolegė, beje, žiūrėk, mes tau turim dovanų. Kelionė. Beveik. Laikrodis? Beveik. Čia pasiruošimas į kelionę. Ne, čia kitas labai fainas dalykas. Labai nieko kolegė tavo? Štekėjus, bet, nu žinai, Gerai. žinant, tai čia yra toks dalykas, kuris tave dar aukščiau pakels į influencerių lygį. Marihuana? Ne, čia vakarykščiai reikalai. Čia yra tokia krūta gertuvė su Premium Travel logo. O taip spėju reikia nešioti, ne? Aš nežinau, žinok, bet aš tik žinau, kad labai dabar jau viskas, tai esi pakeltas į kitą influencerio lygį, kaip sakant. Tai tikiuosi, kad pravers. Labai tau ačiū, kad tu šiandien buvai su mumis. Tikiuosi, kad ir jums laikas neprailgo, nes vien apie apsakiam 5 minutės klausyti būtų užtrukę. Šiaip, kur mes šitą rodysim ir visus kitus epizodus, tai pasiekit mūsų socialiniai medijai, Premium Travel. Ten rasit visą informaciją apie pasaulis po kojom, ką rodysim toliau. Pauliau, labai tau ačiū dar kartą, kad tu radai laiko ir skyriai. Ir aš manau, kad mūdu kartu su tavim tu dar įdomių istorijų kažkokių pridarysim. Viskas nuo tavęs priklauso, tu kelionę agentūrą turi neštis. Viskas, tai aplodismentai, Pauliai, ačiū labai visiems, kad šiandien buvot kartu.